Lietuvos ūkininkai linkę eksperimentuoti. Tai savo technologiją susikuria, tai dar neaugintą veislę pasėja. Alytiškis Svajūnas Nevecka jau keleri metai eksperimentuoja atsėliuodamas kviečius. Rezultatai nenuvylė. Ūkio sėjomainoje yra 1/5 kukurūzų, maždaug tiek pat rapsų, šiemet šiek tiek pasėta pupų, o likusiuose laukose iš 500 hektarų auga javai. Nedidelį lauką Svajūnas Nevecka paskyrė bandymui, atsėliuoja kviečius. Čia yra ūkinis bandymas mano ūkio, čia kviečiai šitam laukelį yra 5 metai atsėliuoti, nu ir kaip ir nesimato, kad jie būtų kaip kažkuo įsiskirtų iš kitų ar būtų prastesni. Nu, čia parinkta pirmiausia veislė parsivežta iš Lenkijos, kuri yra ganėtinai atspari atsėliavimui ir lygom. Papasakokite apie veislę, kokia tai veislė, kur jinai išvesta, kokie jos privalumai yra, tie teoriniai, sakykime, privalumai yra, ar praktikoje visą tai pasitvirtina? Veislę auginu, bandau 3 metai, parsivežiau iš Lenkijos, veislė yra Ostroga. Išvesta Lenkijoje pagal Lenkijos duomenis, jinai ganėtinai aukšto produktyvumo, maistinės klasės A klasės veislė. Kiek iš jos galima kokį derlių kulti? Kaip normaliai? Pernai, kur buvo laukas priešselis rapsai, biro po 9,5 tonos. O šitam atsėliuotam lauke? Šitam atsėliuotą, aš tikiuosi 6,5. Tikiuosi. Tai čia jinai, kaip sako, dar vienas privalumas yra, kad yra kvotuota ir čia pas mus arti miškai, tai šernai neina. Ūkininkas tiksliai sudėlioja auginimo technologiją, ypač rinkosi kuo tręšti. Tręšta amidiniu azotu, urėjant stabil ir kas irgi matosi ant lapo pločio ir ant bendro šito vaizdo. Sakėte, kad amidiniu azotu tręšiate. Kuo tai yra geriau negu paprasta salietra, kokia ir kitom azotinėm trąšom? Amidinis azotas pirmiausia tuo geriau, kad jo judrumas žemėje yra nejudrus ir jis neišplauna lietus. Dabar pavasarį, kada smarkūs lietus, čia per praeitą savaitę vietom net iki 50 mm kritulių iškrito, nu, tai nitratinis azotas gali jau, kaip sako, įsiplavimo rizika yra, o su amidiniu nėra problemų. Ši azoto forma taupi, pinigai neišplaukia vandens upeliais, be to neteršiama gamta. Kuo tręšiate dar be azotinių trąšų? Susėja lokaliai diamonio fosfato apie 100 kg fizinių svorių hektarui. O dirvožemio poreikius tenkinate kaip nors, bandot kažkokius preparatus ar ką humusingumui didinti, ar pakankamai geras dirvožemių derlumas yra? Tyrimus dėl maistinių medžiagų pasidarau, o humusingumui didinti, kaip sako, palieku šiaudus. Visus smulkinat? Visus. Kaip sako, to grieko nedarau. Žemės neskriaudžiam. Kadangi visi šiaudai susmulkinami ir paliekami lauke, su jais dirvožemis gauna kalio, tad padarius tyrimus dažniausiai fosforų ir azotų reikia tręšti. Kolegos iš kustodijos pernai darė matavimus, suspaudimo nėra ir daleiskim tas humusingas sluoksnis augalų liekanų paviršiniam sluoksnį didesnė dalis lieka, jisai didėja dirvožemio ir absorpcinės savybės ir bendras humusas didėja. Pernai po derliaus nuėmimo buvom su kolega iš laboratorijos atvažiavę pamatuoti dirvos suspaudimą. Bet būtent šitam lauke buvo, kaip pamenu, jau buvo atliktas skutimas ražienų. Tai čia iš tiesų berods buvo 1,8 ar 1,7 megapaskalio suspaudimas. Tai yra optimalios ribos augalų šaknų gerai būkliai.
Taip pat buvom kukurūzų lauke, tada kukurūzai vegetavo. Ten irgi nebuvo visiškai jokių problemų, bet mes vėlgi priėjom išvados, kad būtent tai iš dalies yra dėl tręšimo. Ūkyje jau 15 metų laukai neariami. Žemė sekliai dirbama nuo 8 iki 15 cm gilių pagal augalų poreikį. Dėl ligų tai šįmet buvo tas pavasaris, ankstyvesnis sausas laikotarpis, tai ligos ganėtinai nepasireiškia ir čia pavyko nupurkšt nuo ligų iki lietų. Dabar aišku neįvažiuojam apdirbti, bet iki ligų ir sėkmingai susidorioja, augalai sveiki, gražūs. Stovėjome pasėlyje, laukelėje, kuris yra atsėliotas. Teoriškai turbūt tai nėra gerai, ar ne? Teoriškai ne, bet praktiškai viskas įmanoma. Be abejo, visa tai turi būti subalansuota ir vat kaip Svajūnas minėjo, ir žemės dirbimas, ir būtent veislė, būtent tręšimas ir augalų apsauga, tai čia viskas yra viskas labai svarbu ir turėtų būti subalansuota. Visi darbai turėtų būti atlikti laiku. Šitoje vietoje negalima vėluoti ar numoti rankai kažkokį tai pasikeitimą augalų būklėje. Tokia Svajūno Neveckos patirtis atsėliojant kviečius. Ji tik patvirtina, kad nėra taisyklių bei išimčių.